Sveikas, brolau, prabėgo šitiek metų. Nesimatėm ilgai, todėl tau dabar rašau. Sveikas, brolau, per ilgai nesimatėm ir nebesusimatysim daugiau. Sveikas, brolau, sakyk, kas pas tave geresnio. Ar mamą matei, ar su tėvuku susitikai? Kaip ten, sakyk, brolau, nepasimesti? Kaip susitikti ir ar likti amžinai? Sveikas, brolau, kodėl sapnuose nesirodai? Kodėl nesakai tu kaip ir kodėl tu ten? Nuotraukose senose taip pat gerai atrodai ir rodos galėjai 100 metų gyvent. Sveikas, brolau, vis tiek žinau, kad susitiksim. Nebūna kitaip, juk gyvenimas bėga ratu. O tu mano atminty toks ir išliksi. Iš tų mūsų visų praleistų kartu dienų. Tad iki, brolau, daugiau nebetrukdysiu. Paskutinį kartą sudie ir iki tariu. Ir tik tuomet, kai tave aš tenai išvysiu, mes galėsime visą likusį laiką praleist kartu. Tiek žinių, brolau, iki susitikimo. Juk mirtis tik gyvenimo viena dalis. Susitiksim kada su tavim, nors nieks nežino. Aš tik vieną žinau, kad tai būtinai įvyks.